Sveiki, čia Prasmės kodas su Rita Regalė ir šiandien sveikinuosi su jumis, mėly žiūrovai, ir su Jurijum Klavu. Sveikas, Jurijau, dar kartelį. Labas vakaras, Rita. Labas vakaras visi žiūrovai. Tai Prasmės kodas ir kalbamės apie prasmę. Ir buvo intriga, Jurijus pažadėjo pasakyti, kodėl jis čia atsirado šitam pasauliu, kokia gyvenimo prasmė, bet vėliau apie tai mes pakalbėsim vėliau. Giliau pakapstysim prasmės klausimus, pasidalysim, diskutuosim. Bet pradžiai gal, Jurijau, prisistatyk, tai papasakok apie save, nes aprašymė apie tave labai ten daug yra. Jau vardyti nepradėk, bet pačias kertinės galbūt veiklas, kaip save tu nori pristatyti, tai labai norėčiau išgirsti ir aš, ir, sakykime, laidos žiūrovai. Ja, tai čia tai atsiradau, žinau, dėl ko pirmiausia, dėl to, kad pakvietėt, tai ačiū, kad pakvietėt. O dėl ko pasaulyje, tai pakalbėsim vėliau. O kas aš esu? Aš esu verslininkas, turiu kelis verslus ir šiaip labiausiai ta veikla, kuri mane žavi ir kuri kelia daugiausiai aistros, yra mokymai. Tai tuo pačiu esu ir mokymų lektorius. Dalinuosi tuo, ką esu sukaupęs tiek savo verslų vystymo eigose, klaidų, laimėjimų visose momentuose, tiek ir asmeninio tobulėjimo arba investavimo veiklose. Tai tas ir esu kelių knygų autorius ir kelių verslų savininkas bei investuotojas. Tai labiausiai tai mokymus vedi kokią temą? Saviugdos temą? Pagrindė mūsų mokymai ir yra būtent apie verslą, apie finansų valdymą, investavimą, šitos temos. Ta prasme, tai saviugda aš labai suprantu plačiai, nes viskas, ką mes darome, nes netgi mokyklos suolėse dėdami mes irgi ugdome save, taip, tai irgi yra saviugda, tik tais gal tokia sisteminė saviugda, o visa kita, kur mes save beugdytume, vis tiek yra saviugda. Tai ar tai būtų apie finansus mokymą, ar tai būtų apie santykius, ar tai būtų apie sveiką gyvenseną, ar ten jogą, ar kas, tai viskas yra saviugda. Tai jeigu plačiaja prasme taip, apie saviugdą konkrečiau, tai būtent paimam tą, sakykime, finansų sferą. Nes čia vėlgi nuo požiūrė turi bus priklauso, kaip tai žiūrėsi, ar tu kiekvienam veiksme augsi, tobulėsi ir saviugdą užsiimsi, ar ten sieksi kitų tikslų. Sakyk, Jurijau, o iki to atėjai, kaip seniai tu tai darai ir kodėl tai pasirinkai tą daryti? Gal kažkokia tavo kitokia istorija buvo anksčiau? Verslų tai užsiimu labai senai, iš tikrųjų kažkada čia skaičiavau, kiek aš laiko neužsiimu verslu ir pasirodo, kad yra mažiau laiko, kai neužsiimu verslu, negu kai užsiimu verslu. Tai pirmas verslas pas mane buvo dar praktiškai, kai aš universitete mokiausi, tai jau praktiškai kiek čia būsiu 20 metų, tai kai mokyklą baigiau, tai buvo jau 20 metų, kai mokyklą baigiau, laikas greitai bėga. Tai nuo to laiko visą laiką kažkur tais šalia manęs verslas ir buvo. Mokymais pačiais kaip po tokiais ir to dalinimusi užsiimu daugiau negu 10 metų. Tai prie jų taip ir priėjau, tiesiog natūraliai vystydamas verslus, kažkur vienaip kitaip reikėdavo pamokyti žmonės, kažko pasidalinti, kažkokius pristatymus padaryti ir iš to atsirado tas pojūtis, kad ta veikla vis labiau mane žavi ir atsirado jinai kaip ir vienas iš mano verslų dabar. O sakykime, to vaikystėje tavo, mes pakalbėsim, kad tu 14 metų apie tai pradėjai galvoti ir kas ten galbūt buvo kažkoks tie įvykiai, situacijos, kas tave paskatino? Ar ten buvo audringa vaikystė? Nepasakysiu, žinok, kažkokios konkrečios tokios situacijos, šiaip nebuvo mano vaikystė, sakykime taip, kad ten kartais sako labai sunkiai ten ir panašiai. Ne, tikrai nebuvo kažkokių iššūkių, mes visi vaikystėje gal turim, bet tikrai, sakyčiau, augau normalioje šeimoje, jokių didelių iššūkių neturėjau, bet aš kažkodėl nuo būtent maždaug 14-13 metų, dabar tiksliai nepasakysiu, amžiaus pradėjau savo uždavinėti klausimą, tiesiog, kodėl aš čia toks esu, o ką čia aš apskritai gyvenime turiu nuveikti, koks tas mano tikslas, ir apie tai mąstydamas priėjau prie to atsakymo, reguliariai vis kažkaip tais grįždamas prie to klausimų pats, bet kad tai būtų kažkoks įvykis, kuris mane privertė šiandien dabar apie tai susimastyti, ne, tokio dalyko nebuvo. O tai gal neatsimeni, nes paprastai nuo 14 metų pradėti apie tai tokius egzistencinius klausimus kelt, labai jau įdomu. Knygas skaitydavau, gal tiesiog dėl to, kad daug skaitydavau, tokie klausimai kildavo, bet nes nuo vaikystės tikrai daug skaitydavau, visą laiką mėgdavau skaityti.
ir visokios, sakykime, ir grožinė literatūra ir panašiai, nu, tai ten visokių prisiskaitai minčių, ne, tai iš to gali kilti, bet kad tai būtų įvykis kažkoks, tikrai, na, nebent tai yra labai jau pas mane užblokuota, gal kažkur mano ten pasąmonė, bet tikrai tokio dalyko nepamenu, kad būtų. Tai buvo natūraliai kars nuo karto vis man ateinantis klausimas, į kurį aš dabar konkrečiai, taip jeigu paklaustum momento, kada man tas atsakymas tenais toks atėjo, nepasakysiu, ko gero jis vis dėliojasi iš tokių blokų per keletą apmąstymų atsakant į tą klausimą savo vidų arba ieškant atsakymų ir galiausiai susidėlioja toks, kokią aš jį turiu ir iki šių dienų. Mhm. O tai kokia tavo knyga, sakykime, iš vaikystės labiausiai prisimintina? Kokia palieka įspūdį? Atsiminime tiesiog išlieka. Aš labai mėgdavau jaunystėje skaityti fantastiką, tai jau ten daug knygų, Aiseko Asimovo, pavyzdžiui, knygų, tai ten galėčiau kelias pasakyti, jos turbūt visos į vieną kažkur tais, bet fantastinės knygos ir gal, jeigu taip žiūrėti iš tų fantastinių knygų, tas klausimas ir kyla, nes ten visą laiką yra apie kažkokius tai žmonės kažkur tais kitur arba praeityje, jeigu tos, sakykime, tokios istorinės, fantastinės arba toli ateityje darančius kažką tais ir nebūtinai mūsų žemėje. Tai tie klausimai gal kažkiek tais inspiravo tą tokį klausimą, o kodėl aš būtent čia esu tada. Mhm. Tai kaip tu sakai, toksai geras vaikas, buvai geras paauglys tėvam, nieko pražangų nedarydavau? Ne, aš sakiau, kad aš augau normalioje šeimoje, kad aš buvau ten labai geras vaikas, nesakyčiau, kad ten buvo labai jau geras, normalus įprastas berniukštis buvo, tikrai būdavo ir visokių pridarau nesąmonių, kaip sakant, ir kieme pavakstydamas ir viskas, bet nebuvau nei labai blogas, nei labai geras, toks vidutinis vaikas. Ir kaip tu čia dabar iš to vidutinio vaiko, taip nestandartinis toksai pakankamai, daug verslų turi? Aš nelaikau savęs nestandartiniu, aš manau, kad visą tai, ką aš darau, iš tikrųjų gali kiekvienas daryti ir galbūt kaip tik atradimas to atsakymo į klausimą, kodėl jis čia, tas žmogus atsiranda, jis ir padeda jam tos veiksmus tada daugiau daryti ir atrasti jų. Bet kad aš čia kažkoks išskirtinis, toli gražu, yra gerokai daugiau išskirtinių žmonių už mane ir daugiau darančių, ir daugiau pasiekusių. Ir ko gero, dalis jų irgi savęs nelaikytų išskirtiniais, jeigu jų paklaustumėt, ar jie išskirtiniai ar ne. O žiūrėk, Jurijau, o kas tau išskirtinis žmogus, atsakykime? Tau pačiam asmeniškai. Man kiekvienas žmogus išskirtinis yra, jeigu taip iš principo, nes mes kiekvienas esame išskirtinis, jeigu jau čia atsirado mane, mes kiekvienas išskirtinis esame. Klausimas, ar mes tą savo, pavadinkim taip, išskirtinumą išnaudojame kažkur tais, darant vienokius ar kitokius veiksmus, ar neišnaudojame, tą potencialą pavadinkim. Tai potencialas kiekvieno mūsų yra išskirtinis, vienoks ar kitoks, vienoje sferoje, kitoje sferoje, bet ar mes jį mokam išnaudoti, čia klausimas. Autentiškumas ir unikalumas, ar ne? Tikrai taip. Aš, dabar tu kalbė ir aš dar prieš tai, intrigą tą atskleidžiant, aš kažkaip tai tokia savo, turiu, kai tu sakai, potencialą visi mes turim. Tik tai mes ar išnaudojame, arba neišnaudojame. Tai kiti sakys, ne visų vienodos galimybės, vieni gali daugiau, kiti mažiau. O kaip sakykim, tu galvoji? Ar galėtum dar labiau, giliau? Čia tas pats kaip tas klausimas, kuris dažnai visur būna užduodamas, tarkim, ten lyderių gimstama ar tampama, verslininkų gimstama ar tampamas. Bet kuo galima tą žodį keisti, bet gimstama ar tampama, ne? Tai mano klausimas visą laiką į šitą klausimą yra, matėte kada nors žmogų, kuris gimė, pavyzdžiui, ir gydytojam pasakytų, čia verslininkas gimė, ar ten lyderis gimė, nei vieno tokio nėra, reiškia, visi tampa tokiais. Ir čia atsakymas tada ir slypi, ar kažkas tai gali daugiau ar mažiau pasiekti. Visi pradžiai galim vienodai. Klausimas, kaip mus suformuoja aplinka, kokiais mes patys susiformuojame, kad tą, ką galime, išnaudotume. Ir iš to atsiranda tada, kad vieni daugiau išnaudoja, kiti mažiau išnaudoja, bet mano įsitikinimu visi galim vienodai. Ir tu manai, kad taip gimstam mes visi vienodi kaip balta lenta ir tik tai aplinka mus suformuoja ir mes po to jau dėl to... Nesakyčiau, kad kaip balta lenta, tai aišku, genai yra dar kiti dalykai, bet kas kalbant apie būtent ne fiziologinius dalykus, tai vienareikšmiškai tai yra tai, kas susiformuoja 90% ir 10% maksimum 15%, ką mes atsinešame. Nes aplinka yra ta, kuri labiausiai įtakoja tuo, kokiais mes tampame. Jeigu paimkite žmogų, kuris, tarkime, ten
su supergenais ten kažkokiais gims, bet patalpinkite į aplinką, kur žmonės gyvena pastoviai ten gerdami, ten nedirbdami ir ten tinginiaudami ir kokiu jisai taps. Jis netaps žmogum, kuris ten, sakykime, kažko norės daugiau pasiekti. Tai aplinka visą laiką yra. Nebūtinai. Visada būna išimčių. Visada būna išimčių ir pasirodo ne visai taip galim. Taip, žinoma, aplinka turi, netgi yra formulė, 51% turi įtakos mūsų, sakykime, savijautai, būsenai ir iš to, žinai, mes iš tos emocinės būsenos resursinės ir darom arba nedarom atitinkamus dalykus, bet kokį veiksmą. Tai 51% nėra mažai, bet iš tikrųjų, sakykime, bet netgi gimė dvynukai, toj pačioj šeimoje atrodo, bet jeigu taip vaikai, tai galbūt šeimos vystymosi etapai būna skirtingi ir tenai ne to pati šeima būna. Bet dvynukai, sakykime, gimsta atrodo labai panašus, ar ne, bet jų nebūtinai ir likimas būna, ir nebūtinai jie taip pat viską daro, taip pat masto. Bet kaip tu šitą dalyką sau? Lygiai taip pat, aš tai atsakiau taip pat, vis tiek aplinka. Nėragi taip, kad tie patys dvynukai dviese augo toj pačioje aplinkoje. Aplinka tai nėra vien tik mūsų tėvai ir vien tik mūsų brolis arba sesuo, bet tai yra ir mūsų draugai, su kuriais mes bendraujame, tai yra mūsų bendradarbiai, kurie pas mus atsiranda vėliau, galiausiai mokslo draugai ir taip toliau. Tai yra aplinka. Tai va tenais yra skirtumai irgi nėra, kad tie dvynukai visą gyvenimą vienodai nugyvena. Ko gero, sunku būtų įsivaizduoti tą dalyką. Tai aš sakyčiau, kad vis tiek ta aplinka, kuri platesnė prasme šiek tiek juos supa, irgi duoda indėlį į tai, ką jie ir daro gyvenime. Bet aišku, prie to prisideda po to jau ir asmeniniai bruožai, charakteriai, kurie vėlgi nevienodai įsiugdo abiejose žmonyse. Nes taip, pradžioje mes startinę poziciją turim visi vienodą, bet kaip ir sakiau, po to, kiek to potencialo pasiimam, kiek išnaudojame, kokiais tampame, va čia jau tada skirtumai ir išiškėja. Bet ne visada mes turim startinę poziciją vienodą. Kad ir, sakykime, tie patys kūno parametrai būna, fiziologiniai parametrai būna skirtingi. Sutinki su tuo? Vieni gimsta stipresni, kiti mažiau sveiki. Pažiūrėkime, lygiai taip pat yra žmonių, kurie be kojų, be rankų ir pasiekia daugiau negu tie, kurie su kojom, su rankom, kurie fiziškai atrodytų, turėjo daugiau galimybių tai pasiekti, bet nepasiekė. Reiškia, ne tas rodiklis yra, kuris lemia. Tikrai. Paimkime tą patį Niką Vujčičių, kuris į Lietuvą atvažiavęs buvo, man teko kaip tik su juo susitikti, kai jis Lietuvoje buvo. Žmogus pasiekęs tikrai N kartų daugiau negu daugelis sveikų žmonių. Kodėl? Kad jisai buvo ten fiziškai ten kažkoks unikalesnis, stipresnis? Ne, dėl to, kad pas jį čia veikia kitaip. O kaip tu manai, kodėl pas jį ten veikia kitaip? Tai vėlgi, todėl, kad jisai pasirinko, kad tai būtų ir galiausiai ta aplinka, kurią jisai pats savo susikūrė, nes kaip mes aplinką galim arba priimti, arba patys keisti, kurtis, jeigu mus netenkina. Atitinkamai to duotų. Tai jeigu jo istoriją pasidomėti, aš tam dabar detalių neprisimenu, bet jo tėvai irgi dėjo nemažai pastangų, kad jį kaip tik padėti iš to, sakykime, tą visą jo iššūkių laikotarpį praeiti, ir galiausiai vėliau paties jo veiksmai. Bet čia aš visą laiką prisimenu šitą vietą frazę, kuri man kažkada labai giliai įstrigė, kai mokiausi pas Robertą Kiyosaki, vieną iš mano mokytojų. Jo mokytojas buvo Buckminsteris Fulleris, čia Amerikos vienas iš mąstytojų, architektas, ir jisai pasakęs frazę, kad aplinka visą laiką yra stipresnė už mūsų norus. Kad ir kokie stiprus mūsų norai bebūtų, aplinka visą laiką juos nugali. Arba padeda jiems stipresniais tapti ir realizuotis, arba atvirkščiai sužlugdo juos. O tai kaip čia apie realybės keitimą, sakykime, kaip tavo nuomonė? Jeigu mes esam tokie aplinkos labai daug aukos didelės, tai kažkaip taip, jeigu mes pakliūnam į prastą aplinką, tai jau mes jokių, bet ir galima galvoti, kad apribojimų. Tai galim keisti aplinką, va čia yra, ar renkamės likti toje aplinkoje, ar keičiame ją. Aš visiškai nesenai dabar turėjom projektą tokį mūsų mokymo veikloje, dirbome su ilgalaikiais bedarbiais. Važiavome į Lietuvos kai kurias savivaldybės konsultuoti ilgalaikių bedarbių asmeninių finansų valdymo klausimais. Žmonės, kurie 10, 15, 20 metų, kai kurie yra nedirbantis, bet jų tarpe yra ir, sakykime, tų, kurie ten mažiau kažkiek nedirbantis yra. Ir labai skiriasi netgi jų reagavimas į tai, ką jie pasakoja, jų nusiteikimas, apskritai jų priėmimas tos informacijos, ką tu jiems sakai. Dėl to, kad vieni yra pasirinkę, kad jiems tokio aplinkoje, kokio jie yra gerai, tai yra gyventi už 130 eurų per mėnesį yra gerai ir jie nieko negali netgi pakeisti.
ir tu jiems sakai sprendimus, vat, kaip tu galėtum pakeisti, jie sako, ne, man čia netinka niekas. Ir tuo tarpu yra kiti, kurie nori iš tos aplinkos išeiti ir kažką tais daryti kitaip. Ir jie tada tą informaciją ima, čiumpa, bando naudoti. Tai pasirinkimas yra likti to aplinkoje ar keisti ją. O, pavyzdžiui, tu susidūrė galbūt vat, ir štai, aš tai esu susidūrusi, kai konsultuoju žmonės ir pasakysiu, kaip veikia tas mechanizmas. Ar tu susidūrė, kad pavyzdžiui, žmogus lyg ir supranta, logiškai žino, bet negali padaryti? Apie veiksmus turiu omeny, ar apie ko negali būtent padaryti? Kad ir tos pačios realybės keitimas, ar ne? Bet, pavyzdžiui, kaip ir jo savo elgesį. Kaip ir reakcijų, tarkim, į aplinką. Nes reakcijas mes iš principo galim pasirinkti. Bet čia yra dar bet. Čia yra teoriškai. O praktiškai dar reikia žinoti, ką reikia padaryti, kad galėtum pasirinkti. Ir labai dažnai, sakykime, žmonės ir paskaito daug informacijos, sužino, ir jie pasielgia, ir žino, kad jie netinkamai pasielgia, netinkamai sureagavo. Ir jie sako, žinau, bet man nesigauna. Tai manau, kad taip pat būna ir kaip ir su konkrečiais veiksmais, ar verslo pradėti. Tai jie kaip ir nori, bet jam nesigauna. Kaip manai, tai yra? Vėlgi, nuo čia viskas, ne? Tai yra nuo galvos mūsų viskas prasideda, nes tie veiksmai, apie kuriuos tu sakai, ir ten neveiksmai, jie susiformuoja dėl dar to, kas anksčiau yra. Tai yra mintis mūsų, įsitikinimai kažkokie, tai yra mūsų mąstymas. Tai kol mąstysena nepasikeičia, tol ir veiksmai nepasikeičia. O kas tą mąstyseną suformuoja? Vėl, daug faktorių, bet viena iš jų yra ta pati aplinka, kurioje mes esame, ką mes girdime, tos programos, kurios mums, sakykime, iš mūsų artimųjų, iš mūsų pačių žmonių yra įdiegiamos mūsų mąstyme. Jos atitinkamai kūrė tam tikras mintis, tos mintis kūrė jausmus, ne, o tos ar tenais baimės, ar kaip tik noro drąsos daryti. Ir tada atitinkamai atsiranda tie veiksmai arba neveiksmai, nors ir tu suvoki, kad lyg ir neteisingai arba teisingai darai, arba reikėtų taip daryti, bet negali padaryti. Tai vis tiek seka prasideda nuo mūsų mąstymo pasikeisti. Tai ką reikėtų padaryti? Tai mąstymą pradžioje keisti reikia, taip, mes tą patį darome. Mąstymė keičiasi. Kaip mąstymo, čia, sakyčiau, galima būtų ilgai apie tai kalbėti, daug tų visą laiką diskusijų yra kaip keičiasi. Mano galva keičiasi pirmiausia užduodant savo klausimus. Arba savo, arba kai tau kažkas užduoda klausimus. Neveltui, tie patys psichologai, kaučiai, specialistai nedaro iš principo tą patį, tai jie padeda praplėsti to sąmoningumo ribas kažkokias, tai kad žmogus daugiau pamatytų kažką tais, arba kitokių kampų pamatytų, iš to pradeda keistis. Tai klausimų uždavimas ir aptarimai lygiai taip pat kažkokių savo baimių arba idėjų su kitais žmonėmis. Vėlgi tos pačios aplinkos, kitokios, kurioje tas mąstymas yra kitas negu pas tave šiuo metu yra, arba galbūt toks, kokį tu norėtum turėti, susikūrimas aplink save. Netgi ir mūsų to pati viena iš veiklų yra įmonės Starfish Academy, mes tenais būrėme žmonės, kurie nori pradėti verslą daryti arba investuoti, arba kaip tik, kurie jau daro tą verslą ar investuoja. Ir jie tokioje aplinkoje, tokios, sakykime, bendruomenėje tų žmonių pastoviai būna, kartu mokosi, kartu daro veiksmus. Ir kodėl tai veikia? Būtent dėl to, kad ateina žmonės, kurie jau yra su mąstymu, ir ateina žmonės, kurie nori tokio mąstymo, ir vieni su kitais bendraudami, jie tą mąstymą padeda vieniems labiau sutvirtinti, o kitiems įgyti. Tai čia, sakykime, pantrinant tau, mąstymas mūsų keičiasi, sakykime, kai užduodam klausimus, bet ir kai gaunam papildomos informacijos. O tą, ką jūs daro, tai jūs ir suteikėte papildomos žmogui informacijos, taip? Tikrai taip. Kartu, o ta papildoma informacija yra stebint kitus, arba ten, sakykime, mokantis, naujų žinių įgyjant, tai ir tas keičiasi. O ten tas, kaip tu sakai, kad mes tampam visi vienodi, tai aš dar galėčiau irgi iš savo pusės dadėti, aš tokį, metaforą tokią turiu. Kažkada tai girdėjau, galbūt ir pasakoju netgi per vieną laidą, kažkada girdėjau tokią asociaciją, kad kompiuterių procesoriai, kompiuterio galingumas priklauso nuo procesorius, ar ne, gaminami visi labai galingi. Esi girdėjęs tokį dalyką? Ne, ta prasme, aš matai, kai iš IT sferos, taip, tokio dalyko nesu, bet dabar supratau, ko gero potekstę to viso. Jo, tai ir, žodžiu, yra pačiam, sakykime, gamybos procese, jie yra galingi, bet norėdami diferencijuoti kainą, marketingistai ir pardavėjai, jie apriboja, uždeda apribojimus. Tai man tokia asociacija yra, kaip ir mes esame visi
Visi turim tą patį potencialą, bet mes turim tam tikrų apribojimų. Ir tos apribojimus, mano nuomonė, parodo mūsų artimiausia aplinka. Per patirtis, per sakykime, kažkokias tai būtent stereotipinį elgesį tą, kurį, per skaudžias patirtis, per trauminės patirtis. Tai ir parodo, kokie apribojimai yra. Mano nuomonė, tai mes gimstam su tam tikrais apribojimais. Mes nesam vienodi, mūsų apribojimai labai skirtingi. Ir tą per patirtis mums suteikia galimybę pažiūrėti, kokie ten pas mus apribojimai. Ir tada mes turim galimybę šitų apribojimų, išsivaduoti šitų apribojimų. Tai kaip tavo tokia idėja? Klausau dabar ir visgi galvojas, tarkim, bet kaip kūdikis gimęs, nebent ta prasme turint prielaidą ten visų atsineštų dalykų iš praeitų gyvenimų ir taip toliau, tada gal kažkiek, sakykime, galima būtų atrasti tų apribojimų, bet bendrai paėmus, bent jau sąmoningai, tų apribojimų jisai neatsineša gimdamas. Jis jų neturi, ta prasme, jeigu pas jį naujai formuojasi, kai jis gimęs, nes jeigu pasąmoningai kažkokie, tai jis gali būti. Bet, sakykime, aš tai galvočiau, būtų labai nesąžininga, kad mes į skirtingas aplinkas patenkam, ar ne? Bet gimstam ir mūsų aplinkos yra skirtingos. Tai dievulis labai neteisingas yra. Taip, gyvenimas neteisingas yra, matai. Kodėl? Gyvenimas yra toks, jisai yra, aš tai sakyčiau, kodėl? Todėl, kad tai yra irgi augimo proceso dalis, ne? Čia kaip su tais pačiais visais nekartą turbūt jau nuvalkėtom, girdėtom visom pasakėčiam, ar ten, pavyzdžiui, drugeliam, kodėl negalima ten kokono prakirpti, ne, kad jisai ten nesparnai nesutvirties, tai lygiai taip pat ir čia, tos aplinkos, viskas jos ir yra tam, kad žmogus įgytų tuos perkeltinę prasme sparnus, tos pačius savo raumenis kažkokius, tai tiek fizinius, tiek psichologinius. Ir tie išbandymai ir tos aplinkos tam reikalingos yra. Bet kartais, žinai, kaip žmonės būna tokių labai skaudžių patirčių turi ir atrodo nieko čia jų neauginančių, ar ne, tie sunkumai atrodo kaip tik tai žlugdančių, žinai. Aš kažkaip, žinok, galvodamas ir savo visokių gyvenimiškų patirčių ir gerų ir blogų, aš visgi matau, kad kiekviena iš tų patirčių duoda augimą. Aš atsimenu ir labai skaudžių momentų, kai, pavyzdžiui, aš mamos netekau ir atrodė, kad ką gali išmokyti šitą patirtis. Iš tikrųjų išmoko dalykų ir klausimas vėl grįžtant prie to paties saviugdos kelio, ar tu renkiesi iš tų patirčių gauti kažką tais, ar nesirinki nieko gauti. Kaip posakis yra, nes kas mūsų nenužudo, padaro mus stipresniais ir tame yra tiesos, jeigu tik tais mes tais stipresniais norime tapti. Aišku, jeigu patirtis tapti baigęs gyvenimą. Buvo, kai mamos netikai? Aš jau sąmoningas jau suaugęs buvo čia prieš gerus 10 metų įvyko. Tai jau brandus buvo, nebe taip buvo, kad, sakykime, jau kaip ir žinojai. Ne, čia man buvo 30 metų maždaug, daugiau ne. Yra klausimas, kas tave labiausiai veža veikloje, kurią dabar užsiimi? Neatsakysiu dabar, šiek tiek vėliau atsakysiu, nes tai susijęs su atsakymu į klausimą, kodėl aš atsiradau šitoje planetoje. Bet atsakysiu vėliau šitą klausimą būtinai. Pati veikla tai, ką darau, veža. Tai dabar dar ir iš ankstesnės temos, žiūrėk, klausė Laima. Šiandien vaikai skaityti nenori. Kas patį motyvavo skaityti? Man tėvai pavyzdys buvo. Tikrai tėvai daug skaitė, patys mama ypač daug skaitė ir su mama iš vis pas mane ryšys stiprus buvo, daug vaiko, daug mane, sakykime, manim rūpinosi. Ir kažkaip aš nuo vaikystės knygom pripratau skaityti ir mėgau. Aš nesakyčiau, kad vaikai nemėgsta dabar skaityti. Pavyzdžiui, mūsų dukra skaito. Kodėl? Gal dėl to, kad mes skaitome. Jeigu neskaito, tai galima tam duoti audio knygas klausyti. Ir, pavyzdžiui, mažasis mūsų taip jisai dar dabar tik mokosi skaityti. Bet audio knygas jisai klausydavo, kai mes važiuodavome kartu su jo mašina. Tai čia vėlgi, čia ko gero daug kartų grįžti prie to teks, bet aplinka ta pati, tai kokį pavyzdį rodo. Tai man tėvai rodė pavyzdį mokymosi, kad mokymasis yra svarbus, kad tai yra naudinga, kad tai duos gyvenime, skaitė, tėtis vienokią literatūrą, ten mama kitokią ir iš to atitinkamai ir mano tas noras skaityti atsirado. Bet aš dar turiu ir kitokius pavyzdžius, kaip būna, žinot,
perspaudžia labai tėvai, ar ne? Nes Tai čia jau kai verčia, manęs tikrai nieks nevertė toje vietoje. Tikrai nevertė, kaip tik sudomindavo, gal davė paskaityti vienokią knygą, kitokią knygą, pabandė. Na ir po to aš galiausiai pats užsikabinau. Vat kai užsikabinau ant tos pačios, sakykime, fantastikos mokslinės, tai manęs jau nereikėjo versti skaityti. Aš tiesiog jau ėmiau visas knygas iš eilės ir skaičiau pats tenais. Arba tie patys Drąsiųjų keliai, tokia serija buvo, visą perskaityti tenais, tų nuotykiai muškietininkų ir indėnų ir taip toliau. Bet tinkama literatūra tiesiog, svarbu sudominti. Jeigu versti, tai tada taip, žinoma, neišeis. Bet čia dar kartais būna ir žinai, idealizacijos paneigimas, kai labai tėvai sureikšmina, nebūtinai galbūt, kad jie verčia, bet jie labai sureikšmina, žinoma, ir tai ir pasisako, kad jiems, sakykime, ar labai jau yra tenai tų knygų skaitimas reikšmingas, arba tenai universitetai labai reikšmingi, arba patys būna labai ypatingai, sakykime, daug pasiekę, tai kaip taisyklė vaikai tada kažkaip tai visai kitaip. Tai yra toksai dar terminas idealizacijos paneigimas, kad, žodžiu, nesureikšmi nieko gyvenime labai stipriai, nes kažkas tai tau parodys iš artimiausios aplinkos, čia, kad tai nėra labai reikšminga. Tai dar klausia apie top 3 knygas. Čia vaikams ar saugusiems? Nežinau, ką tas reiškia must perskaityti. Must čia privaloma perskaityti, bet klausimas vėlgi, kam, ar vaikam, ar suaugusiems. Aš gal atsakysiu taip, jeigu suaugusiems, tai bent jau tos knygos, kurios man padėjo visam tam mano saviugdos kelyje, ir čia nepribosiu vien tik finansų sritim, tai buvo to paties Kiyosakio Turtingas tėtis, vargšas tėtis, čia klasika, bet jinai tikrai padeda daugelį pažvelgti kitaip į tai, kaip jie uždirba pinigus, apskritai pinigų kokybės ir kiekybės klausimą atskirti. Na ir atrasti tų kitų būdų, kaip galbūt norėtų ar galėtų tos pinigus uždirbinėti. Antroji tai yra to paties Robino Šarmos vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Čia daugiau apie bendrai tą gyvenimo prasmingumą ir ką tu nori gyvenime veikti ir kas svarbu. Man irgi tokia labai, sakykime, prie širdies patiko. Trečioji, dabar galvoju, iš kokios srities. Gal iš santykių galiu pasakyti, lygiai taip pat tos pačios 5 meilės kalbos man tikrai atvėrė daug tokių suvokimo dalykų apie santykius, kad mes, nėra taip, kad meilė yra meilė, kad mes kiekvienas skirtingai suvokiame. Tai nuo tos 3 tokios iš gal skirtingų sferų, nes viena yra apie finansus, kurie yra neatskirimi mūsų gyvenime šiais laikais, kad ir kaip gal norėtume ar to nenorėtume, antroji yra apie santykius ir trečioji yra daugiau apie tokią, sakykime, sąmoningumą ir vidinį pasaulį. Verslo knygas Rasa parašė, dabar patikslinu. Tai jeigu verslo knygas, tai vieną paminėjau, tai Kiyosakio. Iš verslo pusės dar, sakyčiau, Bodo Šeferio yra gera knyga, 1 milijonas per 7 metus, arba kažkaip panašiai, ten 1 milijonas per 7 metus, jo taip ir vadinasi. Jeigu iš investavimo srities, tai čia galima daug įvardinti būtų, bet labai skirtingas būna priklausoma nuo to, kas domina žmogų. Ar ten vertybiniai popieriai, ar nekilnojamas turtas, ar verslas, tai čia gal konkrečių dabar nesakysiu, nes galima pasirinkti 3 ar 5 kiekvienoje iš tų sferų. Kadangi tu užsiemi labiau finansų, ar ne, valdymų, mokymais apie finansų, kokį tau reikšmę pinigai gyvenime turi? Kiek prasmės jie tau suteikia, kaip tu juos vertini? Įrankis. Tai yra tiesiog įrankis mūsų tikslams pasiekti. Ir kai mes kalbam apie mokymus, tiksliau apie pinigus mūsų mokymo metu, mes iš tikrųjų kalbam ir siekiame ir kaip mes save vadiname, kas esame. Kai aš sakau mes, nes aš tai nesu už vienas, tai yra mūsų komanda visas Starfish Academy, tai mes esame finansinės laisvės ekspertai. Kitaip tariant, mes ne pinigų uždirbimo ekspertai, ne kažkokių tenais pinigų greitų būdų praturtėjimo ekspertai. Ne? Mes esame finansinės laisvės. Reiškia, mūsų tikslas padėti žmonėms išmokti uždirbti pinigus taip, kad dėl jų nereikėtų vargti ir dirbti ir kad kaip tik galėtų daugiau laiko skirti kitom gyvenimo sferom, kurios mano įsitikinimu yra gerokai svarbesnis. Ir net jeigu pažiūrėti ir mūsų logotipą, jame yra 5 sferos, tai yra žvaigždė, ne veltui yra žvaigždė, Starfish ir 5 sferos. Ir ten yra sveikata, ten yra santykiai, ten yra saviraiška, vidinis pasaulis ir viena iš kampų žvaigždžių yra finansai.
Tai finansai yra tik tais priemonė pasiekti daugiau arba gal lengviau pasiekti tai, ko tu nori kitose gyvenimo sferose. Nes ir be pinigų galima pasiekti. Nu, pavyzdžiui, į tą patį Paryžių nuskristi galima su lėktuvu, galima pėsčiomis nukeliauti. Pinigų kiekis bus skirtingas reikalingas, taip, bet ir laiko prasme užtruks skirtingai, ir emocija skirtinga bus, ir Paryžius, ko gero, kurį pamatysim, irgi skirtingas bus. Tai patys pinigai savaime nieko neduoda. Duoda tik tais tai, ką mes su tais pinigais nuveikiam. Tada prasmė atsiranda arba jos neatsiranda, jeigu juos iššvaistome. Mhm. Dar labai konkretus klausimas yra, kada pradėsit platinti trumpalaikės nuomos paslaptys knygą. Čia kažkokia tai. Čia mūsų dabar antroji išleidžiama knyga yra. Pirmoji yra investavimo nekilnojamo turto paslaptys, o antroji tokia labiau apie siauresnę nišą, apie trumpalaikę nuomą, tai jinai yra platinama, tik tais neišleista dar, tai neišleista bus gruodžio mėnesį, dabar jau leidykloje pas maketuotojus yra. Patikrinta yra nevertėjų redaktorių, visko, tai po maketavimo išleista bus, tikimės, kad dar spės ir iki kalėdų, o platinama tai ir dabar yra jau. Mhm. Tai kągi, mūsų laikas jau pusė, tai dabar palieskim tą klausimą, kaip tu atsikapstėjai iki tos gyvenimo prasmės ir kas tau yra ta gyvenimo prasmė? Gerai, tai... Tai vabalys ant galvos nukrito, ar Ne, kaip ir minėjau, labai anksti kažkodėl pradėjau savo uždavinėti klausimą, tai ką aš tame gyvenime veikiu, kodėl aš toks atsiradau. Nežinau, sakau, jeigu paklausai dabar iš tikrųjų, kuris momentas man taip inspiravo tą klausimą uždavinėti, dabar savo atradau, kad galbūt tos fantastinės knygos, gal dar kažkokie, sakykime, ten dalykai, bet pradėjau uždavinėti gan anksti ir ieškodamas atsakymą, aš savo suformulavau tokį atsakymą ir atradau kaip ir tą tiesą, kuri man ir iki šių dienų lydi. Po to tik tai žinodamas, aš jau ieškojau to atsakymo realizavimo būdų, prie kurių ir priėjau, ir tai, ką aš dabar darau, mano galva kaip tik susisiejasi su tuo atsakymu. Tai koks tas atsakymas yra? Kažkokių čia paslapčių ir stebuklų tikrai ko gero nepasakysiu, bet mano galva, kiekvienas iš mūsų šitam pasaulyje ir tame tarpe, pirmiausia, aš savo tai atsakiau irgi, atsirandame tam, kad padaryti kažkokį tai pėdsaką kitų žmonių gyvenime. Ir koks tas pėdsakas yra, tai iš principo priklauso nuo to, ką mes gero padarėme kitiems. Galima, aišku, blogo padaryti, bet aš dabar kalbu apie tą neneigiamą kažkokį tai pėdsaką, o būtent teigiamą. Reiškia, kiek žmonių gyvenimų mes palėtėme padarydami juos geresniais, tiek tas pėdsakas yra didelis, o jisai pamatuojamas gali būti tuo, kiek žmonių apie mus prisimena po to, kai mes išeiname iš šitą pasaulį. Jeigu prisimena 2-3 žmonės mūsų artimiausi draugai, ten pažįstami, tokio dydžio tas pėdsakas ir buvo. Jeigu padarėme kažką tais daugiau dėl visuomenės, ten miesto dydyje, ten šalies dydyje, ko gero įeisime į to šalies kažkur tais tenais ar istoriją, ar kažkur tais daugiau žmonių prisimins. Yra žmonių, kurie padaro daug gėrio dėl bendrai žmonijos, tai yra pakeičia žmonių gyvenimo kokybę, padaro, kad ateities kartos geriau gyvena, jie įeina į vadovėlius istorijos. Pavyzdžiui, sakykime, tas pats Elonas Muskas koks nors. Vienareikšmiškai įeis jau į vadovėlius dėl to, kad jisai pakeitė automobilių pramonę. Jisai padarė, kad žmonės važinėtų ekologiškesnių transportų ir taip toliau. Lygiai taip pat tie žmonės, kurie, tarkim, ten išranda ar kokias vakcinas ar dar kažką, tai yra padeda žmonėms išvengti ligų, jie įeina irgi tas jau pasaulinius vadovėlius visokius ir mes jas prisimename. Tai dėl to jų pėdsakas yra didžiausias. Tai tikslas kiekvieno žmogaus gimus čionais, mano galva, yra padaryti per savo tą gyvenimą, kiek jo yra trumpas, jis ar ilgas bebūtų, tai, kas padėtų ateities kartoms ir visuomeniai, kurioje gyvena šiuo metu, gyventi geriau ateityje. Išspręstų kažkokias problemas ir gyventų geriau. Toks yra mano atsakymas, kodėl aš čia gimiau. Ir iš to atsirado mano visos po to paieškos, o tai kaip aš galiu tai padaryti, ką aš galiu tą kokį pėdsaką palikti, nes aš ten gal nesu išradėjas kažkoks, tai kuris ten didelį išradimą galiu padaryti, arba bent jau kol kas neradau būdų, ką galiu tokį išrasti, negimiau ten su kažkokiais milijardais iš karto, kad galėčiau ten per labdarą ar per kažką tai daryti, reiškia, kas yra mano. Ir kiekvienas žmogus tiesiog tada tose paieškose gali atrasti tą savo būdą, kaip jisai tą pėdsaką gali palikti. O žiūrėk, dabar žinai, tu kalbi ir man mintyse iškilo Steve'o Jobso paskutiniai žodžiai, kad jisai vis tik tai ne taip pragyveno savo gyvenimą ir labai apgailestauja, nors pažiūrėk, kiek jisai pėdsakų paliko
didelį pėdsaką, ar ne, pakeitė pasaulį ir jo buvo ta sakykime, intencija. Ką apie tai manai tu? Ar Taip, bet jis nepasakė, kaip jis norėtų. Jis sakė. Nu, aš bent jau net neprisimenu. Sakė, kad yra vaikystės svajonės, kad meilė, kad su pinigais gali nusipirkti palatą, gydymą, bet sveikatos tu nenusipirksi. Taip, bet jis nepasakė, ką jis norėtų tada kitaip nugyvenęs padaryti tam gyvenime, kad jisai nepadarė kai kurių dalykų, tai čia net ir nežiūrint, ką jisai nuveikęs yra aišku, nes jisai nukrypo, kodėl aš čia sakiau, yra labai sunku išlaikyti tą balansą, ne? Tai yra, jeigu mes sakome apie pinigus ir vien verslo darymas, tai tada tai yra viena, bet tada patys pinigai savaime jau tikrai nebeleidžia kokybiškai kitose sferose kažką tais daryti. Ir Stevenas Jobso tas nukrypimas buvo, jisai šeimos iš principo niekada neskaitė svarbių dalykų jam, jo ten ir santykių prasme nebuvo patys geriausi tie santykiai, ne? Tai, bet jis rado savo tuo metu gyvenimo realizavimo pėdsaką tokiu būdu, bet klausimas, o kaip jisai darytų kitaip, jeigu antrą kartą gyventų. Ar jisai tada nieko nedarytų ir tik tais ten šeima rūpintųsi, ar jisai kažkaip kitaip tą pėdsaką paliktų po savęs, ar galbūt jisai paliktų ne ką mažesnį pėdsaką, negu jisai paliko dabar, bet tuo pačiu kitoje sferai turėdamas daugiau. Ir va čia yra iššūkis didžiausias ir kodėl aš pavyzdžiui tikiu, kad ne pinigų kiekis, bet būtent pinigų kokybė gali padėti tai spręsti ir dėl ko mes tai ir mokome, nes finansinė nepriklausomybė, pavyzdžiui, ar laisvė nebūtinai reiškia milijonus banko sąskaitoje. Tai reiškia tokį pinigų kiekį, kurio tau pakanka tam, kad tu galėtum skirti laiko labiau prasmingiam reikalam, tame tarpe savo santykiams ir tame tarpe galbūt veikloms, kurios leidžia tau labiau padėti ir tą pėdsaką didesnį palikti, kas nebūtinai yra tam pinigų uždirbimas. Tai finansinė laisvė, bet nebūtinai milijonai turi sprendimą tam. Tai va čia labai svarbu paaiškinti, kad žinai, kad tas pėdsakas kartais žmonės tiek nori palikti pėdsaką kitiems žmonėms, palengvinti jų dalią, padaryti daug gerų darbų, bet pamiršta visiškai save, ar ne? Tai vadinasi, tas balansas yra labai svarbu išlaikyti. Nepamiršti iš savęs, nepamiršti savo jausmų, emocijų ir sakykime, ir šeimos, ir artimųjų, ir santykių. Ne tik tai yra kažkokia realizuoti, paminklus pastatyti miestus arba sukurti kažkokius dalykus, bet turbūt ta harmonija, tų visų 5 gyvenimų. Labai teisingai, Rita, pasakė, norėjau kaip tik sakyti, kad labiau tiktų žodis harmonija, ne balansas. Nes balanso kaip po tokio, bent jau mano suvokimu, apskritai nėra gamtoje. Vienintelis momentas balanso yra, jeigu aš pas vaiką ant stalo rasiu, ką nors, jeigu aš meščiau va šitą daiktuką į viršų ir sekundės akimirka, kai jisai dar nekrenta apačioje, yra balansas, bet po to jisai pradeda kristi. Ir jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, kaip ekvilibristas stovi cirke ant to, nežinau kaip tas daiktas vadinasi, bet ant kurio jisai stovi laikydamas lygsvarą ant cilindrų. Lynas. Ant cilindrų, kai stovi ekvilibristas su lenta. Tai ką jisai daro, kad išlaikyti tą lygsvarą? Jis pastoviai spaudalioja, tai vieną pusę, tai kitą spaudalioja tą lentą, ne? Tai yra laisvydamas tą lygsvarą. Tai balanso tokio, kad jisai lentą padėjo, stovi, jo nėra tokio balanso, jisai turi palaikyti jį pastoviai spausdamas. Taip ir mūsų gyvenime, ta harmonija gal labiau tinkamas žodis, kadangi tikslas yra suderinti skirtingas sferas, o ne kažkaip jas, sakykime, balansuoti tarpusavį. Ir tai yra didžiausias iššūkis ir dėl to dažniausiai, aš sakiau, kokia prasmė pėdsaką palikti, bet palikti pėdsaką harmoningai, čia, sakyčiau, didesnis iššūkis yra ir dėl to daugelis palieka lyg ir pėdsaką, bet galbūt nukenčia kažkokios kitos gyvenimo sferos. Ir vėlgi, yra žmonių, kurie palikė pėdsaką, yra didelį visuomenėje, bet be finansų kažkokių tai savo didelių investicijų arba be verslo pasiekimų, paimkime tą pačią motiną Teresę, pavyzdžiui. Taip, jos pėdsakas visiškai per kitą veiklą, per kitą pusę, bet galbūt tada, tarkim, jinai turi atsisakyti kažkokių kitų dalykų gyvenime. Tai čia klausimas tiesiog, kaip ir sakiau, kiekvienas atranda savo būdą, kaip tą pėdsaką palikti. Mano pasirinkimas buvo pėdsaką palikti per edukaciją žmonių, kaip siekti finansinės laisvės. Kodėl? Todėl, kad aš tikiu, kad jeigu daugiau žmonių bus finansiškai nepriklausomi ir laisvi, reiškia, jų gyvenimo kokybė nuo to pagerės, kadangi jie bus įsprendę šiais laikais vieną iš svarbių savo gyvenimo sferų, tai yra finansinė, kad jiems nereikia dirbti pastoviai dėl atlyginimo, bet gali
gyventi iš pajamų, kurios yra sukurtos ir dirba be jų pastangų. Ir tada jie gali kokybiškai laiką skirti kitoms sferoms, kurios duoda jiems daugiau pasitenkinimo, daugiau pilnatvės gyvenimo kažkokios tai ir panašiai. Ir tada atitinkamai gal jie atranda irgi kitas veiklos, kuriuose jie tą prasme didesnį sukuria. Nu, ir prasideda toksai kaip ir lavinos efektas, ne? Pasiekia finansinę laisvę, jie savo prasme sukuria, kiti prasme sukuria ir tada gaunasi, kad mano pėdsakas, kurį aš kaip ir kuriu per tai, kad mokau jos finansinės laisvės, atitinkamai didėja dėka jų veiksmų, kuriuos jie jau daro ateityje. Tai va, aš kai ieškojau to, sakykime, būdo, kaip aš tą prasme tada ir tą pėdsaką noriu palikti, man atsirado mokymai, kad aš kaip tik, kaip sakiau, priėjau prie to darydamas verslus, pajutau, kad man daug energijos ir aistros duoda mokymai. Ir vat, klausimas kaip tik buvo, kas mano veikloje mane labiausiai veža. Tai ir veža labiausiai tas dalinimasis ir pokyčio matymas, kai aš dalindamasis tuo, ką aš pats esu išbandęs, ką aš pats esu padaręs ir pasiekęs, aš matau, kaip kitas žmogus tai padaro ir jo gyvenimas pasikeičia. Tarkim, pirmos pasyvios pajamos susikūrė pasitenais, ar ten jisai pradeda savo verslą kažkokį, bet taip pat išlaikydamas ir savo harmoniją kitose gyvenimo sferose. Ir ant to aš pradėjau dėlioti visą savo veiklos, tai yra viską, ką aš gyvenime, ir čia mano toksai, sakykime, tas gyvenimo moto yra, tai kiekvieną kartą, kai aš kažko tais paprašo mane kažkas, tai aš visą laiką klausiu, ar tuo tai darydamas aš galėsiu padėti bent vienam papildomai dar žmogui jo gyvenime kažką tais geriau padaryti. Jeigu taip, viskas, nėra klausimų, ar aš turiu tai daryti ar ne. O kiek harmoningas Jurijaus Klavo gyvenimas? Jeigu sakyčiau 100% harmoningas, ko gero meluočiau, nes nėra tokių žmonių ir žinoma, yra iššūkių ir pas mane gyvenime, bet siekiamybė yra visą laiką išlaikyti, tai dėl to atitinkamai ir sveikatos sferui stengiuosi neužmesti to. Buvo momentas, kaip tik kai verslus vyščiau, dar iki Starfish Academy, ir buvo užmesta sveikatos sfera, tai atitinkamai teko po to padirbėti, kad ją atgaučiau vėl ir fizinę formą ir visą kitą. Tai dabar tikrai tai yra vienas iš mano prioritetų santykiai. Man visą laiką yra, ko gero, viena iš sunkiausių sferų bendrai, aš manau, kad santykiai yra, bet aš visą laiką stengiuosi daugiausiai ir tobulėti ir kokie iššūkiai bebūtų, tai juos įveikti. Tai nesakau, kad jų nebūna, bet kol kas sėkmingai įveikėme tos iššūkius visus tenas esančius. Finansai šitoj vietoj, lyg ir galiu teikti, kad jau pirmą pakopą finansinės laisvės esu pasiekęs. Tai tas tikrai duoda daugiau pasirinkimų gyvenime ir laiko skirimo kitom sferom. Saviraišką toje vietoje aš esu atradęs dėl to, kad tai yra ta veikla, kurią aš užsiimu. Dvasingumas, ta sfera gal mano yra mažiausiai išvystyta šiuo metu ir mažiausiai dėmesio aš jai skiriantis esu. Nesakau, kad visiškai neskiriu, bet ten, jeigu taip dėlioti pripildymą, sakykime, sferų, kurioje daugiausiai reikėtų, kad ta harmonija didesnė būtų, tai aš sakyčiau, kad toje vietoje. O kas tau dvasingumas, Jurijau? Oi, čia labai vėlgi, ko gero, kiekvienas savaime suvokia skirtingai. Vienam tai yra tikėjimas kažkoks, tai ne kita. Aš sakyčiau, man dvasingumas tai yra savęs suvokimas, toksai daugiau išeinantis už vien tik tais manęs kaip fizinio žmogaus kūno kažkokio. Tai man į tai įeina ta pati meditacija, tas gebėjimas emocijų savo valdymo ir suvokimo, atitinkamai, tai yra tas dvasingumas. Tikėjimas, taip, visi mes tikime kažkuo tais ten aukštesnė jėga, kaip ten be pavadintume, ar ten Kristumi, ar ten Buda, ar ten kuo tai bebūtų, tai aš irgi esu tikintis, tikiu tuo, bet aš nesu gal toks, kaip čia, atsidavęs krikščionis, kur ten vaikštau kiekvieną kartą į bažnyčią ir panašiai. Aš turiu savo suvokimą, aš, ta prasme, tikiu Dievu, man tai yra mano dvasingumo dalis, bet aš gal kitaip su juo bendrauju, kad man nereikia to vaikščiojimo į bažnyčias pastovaus ir to demonstravimo, galbūt, sakykime, kad aš esu tikintis. Va šitą temą mes labai gerai palėtėm, kadangi ant mano sienos tai padėjom tą tavo intriguojantį klausimą, kodėl atsiradau. Tai buvo vienas parašęs krikščionis greičiausiai, kad ant žemės šitas gyvenam tam, kad vykdydami Dievo valią, nueitume, maždaug vykdydami Dievo valią. Nežinai, dėl ko aš ir pridedu. Aš vaikystėje šitą girdėjau, kadangi pati esi krikščioniškoje šeimoje,
Ir, žinai, ir va tas labai gerai atsiminė, kam gyvenam ant šitos žemės, kad vykdytum į Dievo valią, nueitum į dangų. Ir, žinai, man nieko nesakė šitas pasakymas, visiškai, nu, jokio paaiškinimo. Aš dabar suprantu, kad tame yra tiesos labai daug, bet kaip tai yra, tai nepakanka. Ir, va, sakykime, va, ir ta pati religija priversta keistis, ar ne? Kad šiek tiek adaptuoti ir ne žmonių kaip ir sąmonė paaugo ir jiem reikia aiškesnių dalykų, aiškesnio paaiškinimo, negu to, va, taip išmokti, žinai. Kas tas yra, žinai, Dievo valia, reiktų suvokti turbūt. Ko gero, tai aš ją suvokiu taip, kaip ką tik papasakojau. Ne? Gal tai ir yra to Dievo valia, kad sako, eikite jūs, dauginkitės ir darykite ten gėrį kitiems žmonėms. Nu, perfrazuojant tai, ką aš pasakiau. Tai yra ta valia, tai yra daryti kažką tais, kad ne tik tais tau, bet ir kitiems būtų gerai gyventi. Ir taip, aš tikrai sutinku, kad reikia ir savim pasirūpinti. Čia gal eiliškumas vėlgi, ar reikia pirma kitais, ar pirma savim. Tai vienareikšmiškai pirma savim. Nes jeigu tu savim nepasirūpinsi, kaip tu kitais galėsi pasirūpinti. Nu, kad ir kokie ten tavo būtų aukšti tikslai ir panašiai, be galimybių pačiam gyventi ir išgyventi, tu to nepadarysi. Tai tu turi savim pasirūpinti, bet tai yra du dalykai, kurie turi būti greta, o ne vienas arba kitas. Bet matai, tas pasirūpinimas, kai kam labai toks yra, žinai, skirtingai skamba. Nu, pasirūpinu, pavalgiau, pamėgau, apsirengiau gražiai, žinai, papramogau ir pasirūpinau savim. Bet klausimas, kaip tada kitais pasirūpini, ne? Vat aš ir sakiau, tada turi būti ir viena, ir kita. Nes jeigu tu tik pavalgiai, pamėgi ten, papramogavai ir viskas, tai kokia tikimybė, kad tu kažką daugiau padarysi kitiems gero, na, negu galbūt savo draugam ir ten artimiesiems tik tais. Ne? Tai jeigu to pakanka žmogui ir sako, man nereikia ten pėdsako kažkokio tais, kad aš ten palikčiau ir mane prisimintų tenais daugelį žmonių, man pakanka, kad va, aš ten 5 žmonės prie mano ten kapo, sakykime, kuriame vis tiek vieni ir kitaip visi atsirasime, ateis, tai viskas okei, nu, tai toks jo pasirinkimas ir toks jo pėdsakas yra. Bet aš manau, galbūt ne tiek labai yra svarbu, kiek kokio ten dydžio pėdsakas svarbu, kad mes kažką pakeisim. Žinai, man vienas toksai pasakymas labai įstrigo, kad sako, mylėk ir daryk, ką nori. Bet va čia, kai apie meilę kalbama, tai va čia, mano žinai, tos meilės suvokime yra, ką reiškia mylėk. Tai mylėk ir save ir kitą, ar ne? Taip ir toj pačioj, žinai, Biblijoje, bet tos meilės suvokimo dažnai būna mums labai tokia sąlyginė, žinai, su tokiom emocijom, aistrom gali sieti, žinai, su tokia romantinė meilė, ar ne, kai aš tai, sakykime, vedu paskaitas, tai žinau, kartais, žinai, auditorija pasikopė meilę, tai vyru akise sužiba, oi, karšta ten, žinai, jam kažkokios aistros jau ten vaidenas. Kaip tau, kaip tu suvoki meilę? Iš principo, žodžiu. Aš iš tikrųjų, čia irgi daug ta tema ir ieškojau atsakymų ir skaičiau, žinai, man meilė tai yra priėmimas žmogaus. Ir aš sakyčiau, yra tas besąlygiška meilė, sakoma, ne, o tai čia gal yra tikroji meilė, tai yra žmogaus priėmimas, gebėjimas priimti žmogų, koks jisai bebūtų. Nes mes visi turim savų širšių galvoje. Klausimas, ar mes priimame ar bandome pakeisti tą žmogų. Tai dažniausiai santykiuose visi bando pakeisti vienas kitą, nes neišmoksta priimti, o jeigu neišmoksta priimti, tai tada įprastai keliai išsiskiria kažkurį vietą. Tai man tai yra tarsi tai yra vėlgi mokymasis, bet ta tikroji meilės išraiška yra, ko gero, tai gebėjimas priimti žmogų besąlygiškai, koks jisai būtų. Ir nes ta tikra meilė yra įprastai tarp tėvo ir vaiko. Nes, tėvų ir vaikų, nes ten tikrai besąlygiška meilė, kad ir ką ten vaikas padarytų, tu vis tiek jį myli. O tarp vyro ir moters santykiuose jau kažkodėl dažnai būna tikrai nebesąlygiška. Jau tu turi pasikeisti, arba ten kitas turi pasikeisti. Ir gaunasi tada toksai, kas kurį perauklės dalykas. Tai jeigu ten išmokstama tos besąlygiškos meilės irgi kaip ir su vaikais, tai tada ten gali būti visiškai kita kokybė ir to santykių. O kas tau padeda, sakykime, pačiam priimti žmonės? Gal atradai savo formulę kažką? Žinok, aš sakyčiau, kad man labiausiai padeda saviugda. Aš pastebėjau, kad kuo labiau aš pats daug skirtingose srityse mokausi, kažkokių, sakykime, kitų požiūrių sužinau, tuo lengviau man yra priimti ir kitus žmonės. Nes aš tada savyje gal užsiugdžiau per visą tą laiką, kiek pats mokymuose esu,
tokį mąstymą, kad tai yra kito žmogaus nuomonė, tai yra kitas žmogus ir tai nebūtinai turi sutapti su mano nuomonė. Mes net savo mokymasi turim vieną iš tokių taisyklių, kad visą laiką turi turėti atvirą protą, open mind, ne kas tas atviras protas, kad tu turi priimti ir kito žmogaus nuomonę ir tu nebūtinai su ja sutiksi, bet tu turi ją priimti, kad tokia yra. Ir tas man padeda, iš tikrųjų, kai kiekvieną kartą, kai tenka susidurti su kitokiais žmonėmis, aš matau, kad šiaip viduje yra pasipriešinimas, vis tiek tai nėra, kad aš čia ten be jokių emocijų ir visus labai fainai priimu, aš viduje jaučiu, kad šitas žmogus man kažkaip tais neimponuoja, ne? Bet vėlgi primindamas savo tai, kad yra kitokia, o tada lengviau jį priimi. Tai žinai, bet tai galime, žinai, kaip yra tolerancijos čia ribos yra. Dar toleruoju, paskiau nebetoleruoju. Bet, žinai, man asmeniškai priėmimas skamba šiek tiek kitaip. Žinai, tas priėmimas, kai tau jau neberezonuoja viduje. O pasirodo, aš irgi kai atradau, kad kada mes galim priimti kitą žmogų, kai priimam patys save. Kai savo, žinai, nes tas, kas mums nepatinka kituose žmonėse, mes patys irgi turim. Ir kai tu pastebi tai ir žinai šitą taisyklę, kad tai, kas nepatinka, kas tave ten erzina kitame, tai yra tavo tik tai veidrodis. Nes tau erzina tavo pačios savybės, kurių tu nenori matyti ir nenori girdėti, jos labai labai giliai užpakuotos. Tai tai ten reikia prakrapštyti, pasižiūrėti, paleisti, užgydyti ir pasirodo tada, žinai, tu gali priimti ir kitą, ir kitokią nuomonę, ir kitokį jo elgesį, ir netgi patį kvailiausią. Ir kaip taisyklė, žinai, nebepasitaiko tada tokių žmonių vis. Su kitom savybėm. Pilnai pritariu. Čia tas pats kaip su kritika, sako, jeigu tau kažkas tave kritikuoja ir nesureagavai niekaip, tai reiškia nepataikė ten, kur iš tikrųjų yra tiesa. Jeigu susierzinai, supykai ant to žmogaus, reiškia, pasakė tiesą. Tai tas pats ir su žmonėmis. Taip. Turbūt, ko gero, su visais dalykais yra labai panašu. Tai, Jurijau, žiūrėk, dabar mes jau artėjom į pabaigą. Ir klausimų aš nematau, tik tai dėkoja už motyvaciją, už palaikymą, kad supranta, kad einu gerų keliu, ne tik mano mąstymą keiti, bet ir kitų keiti. Žodžiu, tau didelis ačiū nuo klausytojų. Labai ačiū, Rasa. Tai yra tas dalykas, kas veža iš tikrųjų. Kai klausimas buvo, kas veža ir dėl ko aš tai darau, aš ir darau tai dėl to, kad tai keistų tų žmonės. Ir aišku, jeigu kažkas apie tai pasako ir praneša, tai dar kartelį būna įrodymas, kad tada verta tai daryti. Smagu labai. Tai mes dabar pakalbėkime apie tavo dovaną. Ką apie ją pasakyti? Tai kokia tai tavo dovana? Taip, dovana mūsų yra knyga, kaip tik ne ta, apie kurią klausė Rasa, bet pirmoji, kuri jau yra išleista. Tai prieš gerus 2,5 gal 3 metus mes išleidome su mano kolega Aurimu Levicku knygą Investavimo į nekilnojamo turto paslaptis. Ir iš tikrųjų džiugu, kad tai yra knyga, kuri dabar jau 4 kartą yra išleista, ką tik dabar vėlgi naujų tiražų, tai vis dar yra populiari. Ir ryšiu nesakyti, kad populiariausia tokio tipo knyga Lietuvoje, kol kas yra lietuvių kalba tik yra išleista. Tai būtent šitą knygą fizinę, ne elektroninę, bet atspausdintą fiziškai knygą su autografu, kaip tik ir dovanoju kažkam tais iš žiūrovų. Tai, o dabar kaip tą knygą gauti, tai aš tai papasakosiu. Aš ką tik tai įkėliau nuorodą, kurią reikia eiti, sekti, paspausti, užsiregistruoti, pakomentuoti laidos, sakykime, suteikti laidai, kaip jums patiko šitas mūsų pokalbis, balą kažkokį vertinti nuo 0 iki 10 ir labiausiai įstrigusią mintį parašyti, kas jums labiausiai surezonavo, kas jums jam patiko, nepatiko. Ir tada mes sekantį kartą, sekančioje laidoje padėsim per anonsą nustatyti mūsų laimėtoją ir Jurijus turbūt išsiųs, ar ne? Ir pasirašęs dar gal. Taip, su autografu mes išsiųsim nurodytų adresų, kur tai bebūtų, ar Vilniuje, ar kitoj šalyje, nusiųsim ten, kur reikia. Va, kaip smagu. Ir iš kitų šalių rašykite būtinai. Ir labai viliuosi, kad kaip tik ta knyga, joje idėjos yra parašytas tikrai realios, praktinės, su visais pavyzdžiais Lietuvos rinkoje, kurios, tai yra mūsų pačių daryti sandoriai, su realiais skaičiais, su konkrečiais objektais, gali duoti kaip tik idėjų ir jums, kaip tos kitokios kokybės pajamos gali atsirasti jūsų gyvenime.
o tuo pačiu tada ir gyvenimo kokybė pasikeis. Koks Tai ir čia mano apie tikslas. nekilnojamą turtą, taip? Taip, čia yra apie investavimą į nekilnojamąjį turtą būtent. Tai yra nuo pačių ABC pradmenų iki realių praktinių ir sudėtingesnių strategijų, visi dalykai nuo A iki Z surašyti tenai su realiais praktiniais pavyzdžiais. Jeigu žmonės būtent ar Lietuvoje, ar kitoje šalyje iš principo jokio skirtumo, nes strategijos jos yra universalios, tai jas taikant gali kaip tik, jeigu nekilnojamo turto sritis yra ta, kurioje jie norėtų kažką tai veikti ir turėti, tai žingsnis vadovaujantis gali tai padaryti. Ir kaip tu manai, aš tai kažkaip tai visą laiką irgi turiu, žinai, tas investavimus į vertybinius popierius arba ten, žinai, tie įvairūs draudiminiai, man kažkaip tai jie, bet nekilnojamas turtas turbūt yra pakankamai saugus dalykas, kaip pasakykime. Iš amžių nekilnojamas turtas visą laiką yra tai, ką turtingieji kažkodėl tai turi, ne, ir kodėl turi, reikia galvoti. Jeigu norite būti finansiškai sėkmingais, tai reikia žiūrėti į tos žmonės, kurie tokiais yra, ką jie daro. Ir jeigu jie to turi, reiškia, ne šiaip savo turi, taip, tai nekilnojamas turtas. Žinoma, jisai turi savų ir netrūkumų, bet skirtumų lyginant su tais pačiais vertybiniais popieriais, bet pagrindiniai jo dalykai, kurie ir žmonės vis masina, yra žinoma, kad jisai yra materialus, jį gali pačiupinėti, saugu dėl to, kad tu jį turi ir jo kaina nešokinėja kiekvieną dieną kaip ten vertybinių popierių, aiškiai, su kontrolė rizikos yra gerokai didesnė, tu jį gali išnuomant, gali parduoti, daugiau atitinkamai yra visokių dalykų, bet čia jau atskira galėtų būti paskaita, kodėl nekilnojamas turtas, kokie jo privalumai lyginant su kitom turto klasėm, bet nėra taip, kad ten visi turėtų būti nekilnojamo turto įsimti. Mes turim kiekvienas, kaip ir su tuo pačiu, kaip sakau, keliu, kaip savo tą prasmę realizuoti gyvenime, taip ir su investavimu. Turim pasirinkti tas turto klases, kuriuose jaučiamės, kad mums įdomu. Jeigu neįdomu nekilnojamas turtas, neįdomu ten bendravimas su nuomininkais ar ten nekilnojamo turto objektų paieška, tai žmogui pačiam bus sudėtinga tai daryti, gal tada vertybiniai popieriai ar dar kažkas kita jam bus įdomu, bet jeigu šitie dalykai jam yra ok, tai tada taip, nekilnojamas turtas tikrai yra vienas iš gerų pasirinkimų. Tai gal tu ten seki rinkoje, kaip dabar su to nekilnojamu turtu, jisai brangsta, pyksta ar kaip ten pinga? Tikrai nepinga, šiuo metu nepinga, nors ir prognozavo visi čia po koronos pirmosios bangos, kad čia kris, viskas jau važiuoja žemyn, nepinga, viskas ir nuoma, ir kainos netgi pabrango per paskutinį laikotarpį. Kaip įdomu. Tai dar turiu tokį visai klausimą, žinai, užduodu pašnekovams. Jeigu įsivaizduok, turi stebuklingą lazdelę, ką tu norėtum pakeisti, ar pasaulyje, ar savyje, ar savo šeimoje? Tu galingas be galo, ką keistum? Geras klausimas. Ką keisčiau? Kad jau gero nieko nekeičiau, žinok. Visai nieko nenori geriau? Ne, ir pasakysiu dėl ko. Todėl, kad vėl, kaip ir pradžioje klausim, kodėl vieniem aplinka vienokia išplovo, kitiem kitokia. Dėl to, kad nesąžininga būtų pakeisti. Turi būti savo kelias kiekvieno ir gal tie iššūkiai, kurie yra ir dabar galvoja, va čia pakeičiau kažką tais, gal juos pakeitus pasirodo, kad nepadarytum kažko tais dėl to, kad neįgytum reikalingų raumenų. Tai jie turi būti. Ir dabar, žinai, taip sakytų, nes aš su vienu tokiu vyru kalbėjau, jisai sako, tai jeigu Dievas yra, tai kodėl jisai toks tai, kodėl čia, žinai, taip žmonės kenčia, kodėl čia taip yra, nėra, sako, Dievo. Tai kaip tau tas požiūris? Tai aš sakau, tai yra, bet gal tie iššūkiai kelyje yra reikalingi ir ta burtų lazdelė dabar aš sakyčiau, pakeičiau, kad daugiau žmonių būtų finansiškai nepriklausomas. Bet tai gal kaip tik blogą padaryčiau, gal aš kaip tam drugeliui tą kokoną iškirpčiau ir jie tada su tais pinigais bele ką darytų, švaistytų į kairę, į dešinę ir gyventų neprasmingą gyvenimą. Ne? Tai jeigu sakyčiau, kad gal geriau aš turėčiau daugiau pinigų, tai gal aš tada savo kažkokią padaryčiau dalyką, kuris man kaip tik pakenktų. Tai Dievas yra ir kiekvienas yra toje situacijoje dėl to, kad jisai joje turi būti. Gal dėl praeitų gyvenimų kažkokių ten išsipirkimų karmų, gal dar dėl kažko, gal dėl to, kad šitam gyvenime sustiprėtų ir po to padarytų kažką tais daugiau. Tai nereiks stebuklingų vaizdelių, mes kiekvienas turim savas. Ko gero taip, Dievulis geriau suprogramavo šitą pasaulį, ir ne? Tobuliau. Ir jeigu pradedam, žinai, taip pasižiūrėti išmintingiau, pasirodo, kad viskas yra teisinga, viskas yra prasminga.
Tik tai vat, kaip mes tą paaiškinam patys savo, ne? Čia vėlgi yra pozicija turbūt, žinai, žvilgsnio, ar iš aukos pozicijos, ar iš savo gyvenimo kūrėjo pozicijos žiūrim. Jeigu iš aukos pozicijos žiūrim, tai labai daug neteisybės, bet jeigu iš savo gyvenimo kūrėjo, ką šiandieną Jurijos kalboje ir girdėjau, tai ko gero viskas atrodo labai paprasta ir viskas labai tobula. Tikrai taip. Tai Jurijau, ką dar palinkėtų mūsų klausytojams nuo savęs šiandien? Tai gal ir, kadangi tema buvo apie tai, tai ir palinkėsiu, atraskit savo tą atsakymą, gal jisai nebūtinai turi būti toks, koks jisai mano, o jeigu toks kaip mano, tai tada tiesiog atsakykite savo, koks tas pėdsakas jūsų turi būti. Ir jeigu tai yra pėdsakas, kuris bus 2 žmonių gyvenime, puikiai, tada koncentruokitės į tai, kaip padaryti jį kuo geresniu. Jeigu tai bus atsakymas, kad pėdsakas turi būti 100 000 žmonių gyvenime, tuomet raskite būdų, kaip tai padaryti. Ačiū tau, Jurijau. Labai man buvo įdomu su tavim padiskutuoti, manau, kad mūsų klausytojams taip pat. Tai ačiū visiems, kurie buvot, kurie uždavėt klausimus, kurie laikinot ir kviečiu ir sekantį būti kartu su mumis. Mūsų pašnekovai visada charizmatiški, labai įdomus, turintys savo nuomonę. Tai ačiū dar kartelį, Jurijau, ir iki pasimatymų. Ačiū visiems, ačiū Rita.